Ką, sveiki, šiandien bus mano motociklo apžvalga. Aš jį jau turiu 2,5 metų, pravažiavęs 159 valandos, 6080 km. Taigi, aptarsime, kokių buvo problemų, kiek kas įvyko ir ar pasimoka pirkti naują motociklą. Tai yra Husqvarna 23 metų FE 350. 350 kubikų enduro su lempa, tai jis yra registruojamas, galima važinėti ir gatvėmis, bet realiai pavažinėjau tik pradžiai, kažkiek tai paendurinau, po to vien tik trasose važiavau, tai tos registracijos tiek ir reikia. Taigi galvojat, kokių bėdų su juo buvo per tiek, 6000 km gal nemažai, realiai jokių, viskas oga, labai gerai. Labai pasisekė, ką aš ir norėjau, dėl ko ir pirkau ir naują. Pirkau naują, nes aš žinau nuo nulio, kaip pats prižiūrėsi, taip ir turėsi. Veždavau amortikus, kas 70 valandų sudaryti. Reikėtų priekinis kas 30, galinis kas 70, tai aš tiesiog bendrai dariau 70, tai kol kas sakė viskas tvarkoja. Nu, jeigu rimčiau gal važiuočiau, reiktų dažniau daryti, bet man tikrai užteko. Toliau. Ką reikėjo dar reguliuoti vožtuvus, tarkim reikia reguliuoti, tai vožtuvų man nereguliavo, tiksliau patikrino, ar reikia sureguliuoti ar ne, bet buvo viskas tvarkoj, nes vis laik, kas važiavimą, kas du, aš plaunu oro filtrą, o oro filtras yra motociklo plaučiai, tai jeigu prižiūrėsit jį, tai viskas ir tvarkoj. Va, tepalai. Tepalus naudojimo tuli. Tai čia žali kokia spalva. Juos reikia realiai keisti, jau pravažiavau 8 valandas su jais, bet net nepavėdavo. Gražų švarūs tepalai. Tai Motul 15 V60 300 V. Tas yra sportinis, tai tie yra vieni geriausių tepalų, kiek žinau. Tai kodėl Husqvarna, ne KTM-as? Ar dar kažkoks kitas dalykas? Tai rinkausi tarp KTM 6Dėjus ir Husqvarnos, tai Husqvarna pasiūlė geresnę kainą negu KTM 6Dėjus. Pirkau, aišku, praeitų metų modelį, tai kainavo, man atrodo, apie 10 000. Tai Husqvarna nuo KTM, ko skiriasi, tai Husqvarna jau originaliai eina ventiliatorius, iš karto eina originaliai, nieko nereikia dėti. Tai kai endurinė miške, jisai yra labai gerai, nes kai nevažiuoji, tau nepučia vėjo, tai paima jis aušina tą motociklą, kad neužkaistų. Ir kuo dar skiriasi, šiaip rėmo konstrukcija irgi labai gera, kiek suprantu, jinai yra patogi valdyti, dėl to tas motociklas yra populiarus tarp pro riderių, nes rėmo konstrukcija padeda gerai valdyti motą. Ir kuo skiriasi KTM ir Husqvarna, tai čia amortizatoriaus trikampis yra apačioje. Tai jis kažkaip yra žemiau, tai reiškia, kad prie didesnių greičių jis yra stabilesnis, šitą konstrukciją. Bet minusas tas, kai važiuoja per kliūtis, gali sumušti apačią. Ką, gal toliau pašnekėkim apie modifikacijas, kokius aš esu pasidaręs, kokias iškart rekomenduočiau pasidaryti. Nusipirkus. Stokas irgi gal ir neblogai pradedančiam, bet yra daug dalykų, kuriuos reiktų pasikeisti. Ne, gerai. Nėra dalykų, kuriuos reikia pasikeisti, bet yra, kur galima pasiupgreidinti. Ir tada bus smagiau. Tai pirmas dalykas, ką pasidariau, gal ne pirmas, bet ką tikrai rekomenduočiau, tai vairas. Pas mane rental vairas, Twin Tailas, jis gaunasi, kad yra aukščiau, tai
jis yra patogesnis nei stokas. Tie išlinkimai, nežinau, kai išsidėjau, iš karto buvo lengviau važiuoti, pasikėlė tai priekis lengviau valdymas, tai tikrai rekomenduoju. Rankenėlės naudodavau originalės, tai dabar sulūžo priekinė stabdžio rankenėlė, tai įsidėjau polisportą, čia biškį nedaplauta. Kai nusipirkau mocą, padariau vieną klaidą. Reikėjo iš karto pasikeisti plastikus ir pasilikti originalius. Tai ir kodėl? Nes čia dabar, tarkime, yra lipdukas. Aš čia liečiu jaučiu. O originaliuose plastikuose viskas būna įlieta. Ir realiai, kai tu nusipirki mocą ir nori parduoti jį, tu užmeti tuos senus plastikus ir jis atrodo kaip naujas, kaip nevažinėtas. O tu kitus droži ir viskas. Tai iškart kitas vaizdas, kita prekinė išvaizda, kai norit vėl parduoti mocą. Matot, kai tas žmogus ateina ir mato kaip visas naujas mocas, bet nevažinėtas atrodo. Nors realiai ten gal drožtas belekai, bet tie plastikai duoda. Tai tikrai siūlau kiekvienam įsigyti plastikus, galite pasidaryti individualiai, kaip aš pasidariau, pas Bling Graphics. Tikrai rekomenduoju, kokybė gera, lipdukai kažkokie amerikoniški, labai blizga, taip, labai smagiai atrodo, visi mato toks išskirtinis vaizdas. Realiai čia viskas būna pridėta. Ir dar ką rekomenduočiau, pasikeis sėdynės užvalkalą. Irgi galite įsigyti Bling Graphics, jisai gaunas neslidus. Ir kai tu važiuoji posūkiuose, tai tarkim reikia dėti čia nuo bako ranka, taip krenti, duodi gazą ir neslysti. Va, neina paslysti. O ant senos būdavo kaip čia žykla, duodi gazą, taip laikytis. O čia iškart grypas kitoks. Tikrai tas dalykas daug duoda pačiam važiavimui. Tai Bling Graphics, jeigu norit užsakyti, bus nuoroda apačioje. Rekomenduoti, tiesiog nueinate į jų tinklapį, pasirinkat savo mocą, pasirinkat plastikus ir jau gaunate juos dėžėje. Viską, kad tiesiog bolt on užsidedat ir važiuojat. O savo originalius tada pasidėsit kažkur tai. Tai va, šitą dalykas tikrai saugos jūsų motociklo vertę. Na ką, toliaukim gal nuo priekio. Kai tik nusipirkau, galvojau, man reikia apsisaugoti motociklą, kad nesudaužyčiau, daug pinigų kainavo, noriu aš jį saugoti. Užsidėjau šitą apsaugą. Realiai šitas apsaugos nereikia. Jeigu nevažiuot sunkus hard enduro, niekur giliai į kalnus nevažiuot, tikrai jums nereikia, nereikalinga, nes aš matau, kad niekada neįbrėžta niekas. Tai čia PTech apsauga pas mane. Šiaip jinai gal gerai yra, viskas tvarkosi ją, bet realiai nereikia pinigų išleidimų. Stabdžiai BrakeTech'as yra originalus, amortika irgi originalus, Explore. Jie, kaip gal ir geri, bet ir negeri. Niekas su jais gero. Jie yra oriniai, kai daugiau pašokinėja, jie užsipumpuoja ir nebetlieka savo funkcijas, kažkaip tepalas užkaista, nežinau. Ir yra close cartridge'ai, man atrodo, tepalas skirai vaikšto. Tai jo, žodžiu, ką labai norėčiau dar iš modifikacijų pasidaryti, tai amortikus kažkokius susidėti geresnius. Nes esu pravažiavęs su VP Pro, su kajabais, nu tu trasoje gali spausti, kai esi ar pradedantysis, tau tie visi bamsai labai jaučiasi, o su kajabais arba su VP Pro tiesiog pravažiuoji kaip per nieką, tiesiog keliuku ir neatima daug jėgų. Tai sekanti modifikacija, manau, tikrai bus šitas tampymo dalykas. Realiai nelabai mane prireikė, bet jis yra gerai jau. Kai kalnus važiuoji, kokį draugą pagauni, kad taip va. Tai toliau lempa, originali lempa. Važiavau su originali lempa 500 km, vienos kai nelyjo, bet buvo daug dulkių, tai ok buvo ta lempa. Per video atrodė, kad prastai, realiai visai gerai. Bet jeigu lyja, tai naktį nebelabai, kad tu ką matysi. Tai gali iš AliExpresso pasiimti ledą kokį, arba nusipirkti netgi atsarbis ledą ir po to, tiesiog jį turėsi atsargai, kai nebereikia irgi parduodi, tai vis tiek tai išliekamoji vertė lieka. Ir čia man jinai įsilydė. Klausimas kaip.
Tai dalyvavau motokroso varžybose, sakė, blema, čia spygina tą lempą, reikia užsiklijuoti ją. Nu kažkaip gali išjungti, negaliu. Sakau, nu tai galiu užsiklijuoti. Aš mačiau nuotraukose kartais, kai kiti varžybų dalyviai važiuoja ir užsiklijuotas lempas. Nu aš irgi užsiklijavau. Po to baigęs varžybas, žiūriu, kaip čia taip tiek lygiai kažkaip keistai nuėmu, žiūriu, prasilydė. Blema. Bereikalingos išlaidos. Kas dar kitaip negu stokas, tai įsidėtas metalinės Patecho radiatorių apsaugos. Čia nebebaisu, kad man įstriks šaka, niekas, kai griūni gauna smūgį iš šono arba čia, tai viskas laiko. Esu įvažiavęs į tvarelę šoninę su to radiatorium, viskas ir gerai išsilaikė. Šit tikrai rekomenduoju užsidėti radiatorių apsaugos, nes tikrai vertingos. Kas labiau gal skraido, jiem netaip gerai aušinasi su jom. Va čia toks būna minusas. Bet man nebuvo problemos tuo. Ant originalaus moco yra šitas apsaugėlės. Kitokios. O čia yra atsarbės su tokia guma labiau. Tai uždedi prie kojo čia batą uždedi labiau, tai tau gripis. Didesnis gripas. Tai šitos tikrai rekomenduoju užsidėti. Geras dalykas. Tada dar reikėjo keisti dugno apsaugą. Dugno apsauga originali neapsaugoma trikampio šitas vietas. Va čia trenksis ir taip tiesiai jį trenksis. Tai. Atsarabio apsauga. Irgi būtinas dalykas pasikeisti, kad važiuotum saugiau. Tada norėčiau labai dar pasikeisti pakojus. Originalūs pakojai. Jo, su jais galima važiuoti. Nėra labai didelių bėdų. Bet kai pabandai kokius titaninius arba su dideliais šipais, tau ta koja prilimpa. Ir duoda stabilumą iš tikrųjų. Kartais atrodo, kad griūsi, bet tau taip kojas, kad prilipė, kad tu taip suspaudai viską ir išsilaikai ant emocijų ir negriūni. Tai va, tikrai. Tada apsaugėlės čia variklio būna. Aš jų nedėjau, nes net nereikia. Gal biškį dažai pasitrina, bet kiek endurinau, kiek važiavau per rastus, per akmenis, per viską, nepradaužiau čia. Ir tos apsaugos biškį trukdo vėdinimui. Nėra tokio gero vėdinimo, variklis kaista. Nu, negerai, kai kaista. Tai jeigu nevažiuojat super hard enduro kalnuose, tikrai galit nedėti. Nereikia. Kokias žvaigždės naudoju? Firmas nežinau, bet gale yra 52 dantukai. Prieki 14. Tai va, 14-52 santykis. Nežinau, geras santykis, trečių bėgių galėčiau visas varžybas važiuoti kol kas. Tas trečias bėgis geras yra. Nei per lėtas, nei per greitas. Tai va, grandinė, nežinau, grandinė čia kažkokia auksinė. Juokingas dalykas, kad tas grandinės aš tepu, bet ne per dažnai tepu. Nes mačiau, kad su X ringais ar su Z ringais nereikia tepti. Tai žinau, kad arba tepu, arba netepu, man vis tiek laiko lygiai tiek pat. Čia biški gal yra mitas tais grandininiais tepimais. Vis tiek tu įkiši tą purvą iš karto. Skęsta viskas, aš nežinau. Tik čia ir gerai. Husqvarna turi composite subframe. Čia tokie iš stiklo pluošto padaryti, kad tipo būtų lengvesnis rėmas. Bet jie lūžta, mėgsta lūžta. Jau vieną sulaužiau. Čia irgi gal, jeigu perkeli vienkę, lūžta galas. Jau tokius 2 sulaužęs, tai aš dabar net važinėjau be lempos, be nieko. Nereikia. Na, bet nebijok, šis dalykas kainuoja pinigus, gal apie 100 PM, 200. Bet gali ir sakyti, iš AliExpress pigiau, jeigu nori. Aš dėjau originalą, nes tiesiog norėjau originalą. Ir jis nedažnai lūžta, bet čia toksai dalykas. Ratų guoliai. Kokių ratų guolių? Čia pas mane dabar sudėti SKF-ai. Tiesiog guolių paratuvai pasimatavęs, nusipirkau guolius, išsimatavau rebokšlį, nu ir susidėjau juos. Niekada nepirkit all balls guolių.
Niekada patys prašiausi guoliai. Aš turėjau ant dominatoriaus juos, iškart subirėdavo. Partuviai sako, nu tai tie Elsbalsagi visai nieko šiaip tai. Jis iškart eina ten komplektai, su vošeriais, su viskuo ten. Paprasta tikrai juos sudėt. Laikys, sako, gal sezonas atlaikys to vis tiek. Atlaikė savaitę man tie guoliai ir pradėjo ratas klibėti. Nu tai absurdas. Tokius dėt geriau, įsidėt brangesnius. Nu kaip ne brangesnius, bet iš guolio paratuvės susirankėt savo pagal dydį SKF-us kokias ir susidėt juos. Vai. KTM neįnama šitas grandinė apsaugos. Reikia pirktis atskirai. O Husqvarnai iš karto eina. Čia gale irgi stabdžiai breaktekai. Girdėjau, kas hard endurina ir rieda atgal su breaktekais ir pamyga stabdžiukus. Šitas mėgsta atlūžti atgal ir sulūžta, tai ne, Brembo, man atrodo, yra geresnis, kiek atsimenu, bet man kol kas viskas laiko, tai aš nieko nedarau su jais. Tai va, ratai irgi originalūs ratai, nieks nekeista, stypinus karts nuo kartą reikia paveržti, bet irgi, čia neskamba, jo, tai irgi. Ratai kol kas geri, irgi nieko nesiskundžia. Galinė stabdžių apsaugėlė. Galinė disko apsauga. Va čia buvau įtrenkęs, nežinau kur, bet irgi nėra pats būtiniausias dalykas. Ja, turėt. Nešvaistykit pinigų, jeigu tiesiog važiuosit mišku ar šiaip trasose, jums tikrai nereikia, nebent važiuoti į kalnus. Kai kalnus važiuot, tada automatiškai reikia daugiau dalykų. Tai va. Akrapovičius. Mano Akrapovičius. Jo, čia yra antras Akrapovičius. Pirmą pratrynių. Nežinau, kažkodėl, va čia toks mažas klierensas yra. Jeigu aš jį smarkiau suspaudžiu, tai va, turėtų sako liečias, ne? Nu, nesiliečia dabar. Na, bet sujuda, kartais ir taip prisiliečia ir pritina. Tai, matyt, kažkada buvau numetęs tą motociklą, jis užlinksta ir taip gavonas, kad jis reikia atlenkti. Aš laiku neatlenkiau ir sugadinau savo nusimtuvą. Ką tas Akrapovičius duoda? Realiai? Nieko. Nieko neduoda, tik grožiai. Gal biškį, čia greičiau važiuoji, bet jis brangus dėl to, kad yra visas padarytas iš titano. O titanas, pats kaip metalas, yra brangus, dėl to jo tokia ir kaina. Čia ir vamzdis yra visas titaninis. Čia gal biškį žiūrėti, tak švarus. Netaplautas čia va titaninis vamzdis. Irgi galvojat, kam čia šitas šudukas skirtas. Tai skirtas tam, kad garsas skirtasi, kai keičiasi apsukos. Kai yra mažas apsukos ir jos kyla, kad prie aukštų apsukų jos pasikeistų. Tai garsas keičiasi, tai tam ir skirtas. Tai va, Akrapovičių gali dėtis dėl stilių taškų. Daugiau tai iš jo naudos nėra. Originalas irgi gerai veikia, viskas stiliai. Tai gal biškai gražiau murkis su Akrapovičium. Galinės lempos neuždėjęs, nes važiavau cross country, motokrose, tai nenorėjau sulaužyti. Tas remelis kainuoja 80 eurų kažkartai. Tai jeigu kokią vienkę kilnoja viskas, jisai palūžta. Be jo irgi važiuoja, tai jeigu važiuosi daugiau trasai, tai jūs irgi nusimt galit pasaugoti. Čia pasidaręs aš navigaciją įdėtis, kai ralį važiuoju, taškiauką su pakrovėjai atsivedęs. Nuvažiuoti 608 iš viso. Iš viso nuvažiuoti 6080 km, 159 valandas. 38 vidutinis greitis yra gan aukštas. Motociklas buvo važinėtas didesniais greičiais. Jeigu būna kažkur apie 25, tai labiau jisai būna 25 ir mažiau, tai jisai labiau būna važiuotas hard enduro kalnuose. Kalnuose iš viso greičio nėra. Tai reiškia, variklis nedirba didesniam apsukom, bet jį daugiau mėto. Tai gali būti daugiau šoninių įbrėžimų visokių. Tai šiaip tie mocai, kur važiuoja kalnuose, jie ir nebūna, manau, uždrožti, nes tas variklis nepatyrė didelių krūvių. O su mano važiavimu irgi buvo pajungę kompą, kiek ten
buvo drožta maksimum apsukom, tai pajungė gal buvo prieš 100 valandų, tai buvo gal tik porą minučių važiuoti aukščiausiam apsukom. Tai reiškia irgi jisai nedrožtas. Tai dėl to ir pirkau aš visiškai naują, kad aš žinočiau, kas jam yra daryti. Dažnai sako, kad jeigu naujas mocas ir nelįsta į variklį, jis važiuoja ir 200 valandų ir daugiau. Nes tiesiog jis geras variklis, gerai padarytas. O jeigu ten jau kur openai važiuoja, kur žiauriai drožia jos, kur žiauriai spaudžia, tai aišku, jie jau lenda greičiau, jie tikrina variklį, kad žiūrėtų, kad viskas būtų tvarkoje. Bet jeigu tu pradinukas esi, tai tau tas motociklas važiuos ir 100 ir 200 valandų ir net daugiau gali važiuoti. Tai šiaip rekomendacija, man atrodo, yra pasikeis prieš 150 valandų tą stūmoklį, bet aš keisiu kai bus apie 200 valandų. Nes tikrai, su mano važiavimu, dar tokiu kaip aš važiuoju, tai tikrai jis laikys ir bus gerai. Nemanau, kad net bus susidrožęs. Gal žiedai biški, bet daugiau aš nepridarysiu jam bėdų, o pataupysiu tik savo pinigus. Dar pakalbėkime apie padangas. Dabar šiam sezonui užsidėjau Metzelerį 6 Days Extreme 80-90 M+S. Tai irgi jos yra su E žymėjimu, atitinka viską. Jos yra gal medium kietumo. Tai kol kas važiuodamas per akmenis ar dar kažkokios kitesnės kliūtis nenulaužiau knobų. Ir padanga gan gerai gripina priekį. Tai šiais metais šitą pasirinkęs, turėjau Michelin originalą, irgi man visai patiko. Turėjau Metzeler MC, man atrodo. Tai ta atlūžo knobai nuo akmenukų. Bet šitą dar nežinau, ar tai bus ar ne. Tai va. Priekinė padanga keičiama gal kas sezoną. Bet galinė padanga tai keičiama daug dažniau. Čia galinė padanga yra Michelin Starcross 6 Med Soft, Medium Soft. Tai motocrossai, cross country, kai kietas gruntas arba žvyras, mano mėgstamiausia yra padanga. Jinai yra 120, 120-90, tai siauresnė padanga geriau posūkiams. O endurui naudojama su E žymėjimu, Road Legal padanga, jinai yra platesnė, 140, gal ir 90. Tai su jie, kai jinai yra platesnė, kai guldai posūkius, labiau biškis lysta. Tai šiam sezonui naudosiu 3 padangas, tai Enduro Michelin, Michelin Enduro, man atrodo, 2, naujas modelis kažkoks išėjo, tai dar aš nebandęs, turiu tik nusipirkęs, dabar sekantį savaitgalį Enduro čempionatą jie išbandysi, tikiuosi bus gera, atrodo šiaip nebloga. Tai motocross'o mėgstamiausia padanga Starcross 6 Michelino, o smėlinę naudoju Dunlop MX, man atrodo. Tai jo, ta padanga, matėte ankstesnėse videose. Ar naudoju mausas? Nenaudoju mausas. Naudoju kameras paprastas. Kol kas nesprogo nieks, viskas buvo gerai. Vieną kartą buvo sprogdinęs, bet viskas tai laiko. Gerai tas kameras, kad važiuoji trasą prisipūti, išsileidė ir nereikia jokios priežiūros. Tai kol kas, kol į kalnus neplanuoju važiuoti, tol man užtenka ir kamerų. Čia šitą, čia biškį pasikėlė yra šitą vietą. Biškį per daug įtempiau, reiks pasitaisyti. Bet šitas man gripas, žinau, kad geras dalykas. Tai va, labai grafikom patenkintas, matot kaip blizga. Taip gražiai, net geriau važiuoja. Tai va, aš važiuoju už SMR komandą. Tai va, matot kaip blizga, SMR, su blizgučiais. Tai SMR yra mano komanda, Bagraphics yra Blink Graphics, Foxas, nes Karlį mėgstamiausia Fox apranga, Bombardierių metalys mūsų su Karliu komanda, tokia lempinė, o Tvarkingas kiemas yra Karlį apželdinimo įmonė. Jeigu kam nors reikia Kaune apželdinimo arba landšafto, tai kreipkitės į Karlį, Tvarkingas kiemas, jums padės, paliks irgi nuorodą aprašyme, kaip jį susirasti. Did, tai grandinės, tiesiog, bet aš nežinau, ar pas mane did grandinė ar kažkokia kita. Yra dar mapai ir traction control. Mapai yra 1 ir 2. Pirmas mapas ir antras mapas. Tai aš važiuoju dabar tik su antru mapu. Kai nusipirkau, važiavau su pirmu, nes man buvo daug galios, tai tas pirmas buvo pats tas
apsipratę prie motociklo. O dabar tai nežiūri. Traction control niekada nenaudoju, vis laik išjungtas yra. Nereiktų nesąmonių. Dar šiaip geras dalykas enduro, kad turi laikroduką. Kai aš važiuoju ratus ar kažką, tai pasižiūriu laikrodį, kiek minučių yra praėję ir žinau, kiek laiko užtrunko trasą, kiek man dar liko važiuoti kokį cross country. Tai irgi toks pliusas, arba kai dariau treniruotę. Šiaip kodėl dar rinkausi Husqvarną, nes yra patogus aptarnavimas Vilniui, Husqvarnos motocentre. Ten visos detalės greit ateina, jie daug ką turi vietoje, nieko nereikia laukti, aš parašau Pauliakui ir tas detalės greit atvažiuoja arba viskas būna. Nors realiai jų daug nereikia pirkti, nebent kažkas sulaužai. Tai tikrai draugiškam kainom jie padaro viską. Tikrai patenkintas to motocentro. Viskas yra ir ten netgi kelis kartus. Ten realiai pas juos ir dariau aptarnavimą. Tai nebuvo jis brangus. Nebeatsimenu tiksliai kiek mokėjau, bet nebuvo kosmoso, kad kitur veš, kad pigiau ieškotis. Tai tikrai Husqvarna aptarnavimas yra geras. Kodėl nesirinkau GAS. Nes nebuvo kainos man tokiuose. GAS kaip yra ta pati KTM grupė, bet eina taip, kad trečia vieta GAS, tada eina, kaip supranta, KTM ir tada eina Husqvarnas. Ir Husqvarna ir KTM 6D stovi tam pačiam lygiai. Tai va, kažkaip taip man čia GPT sakė ar kažkas tokio. Koks sekantis būtų mano mocas, norėčiau dvitakčio. Dvitakčio, kad galėčiau važiuoti į kalnus ir hard endurint. Bet dar manau, kad sezoną arba dar kitą pravažiuosiu su šito enduro čempionatus, o po to bandysim važiuoti į kalnus. Na ir tikrai aš rekomenduoju Husqvarną. Žiauriai geras mocas. Jeigu tikrai prižiūrėsit, tai jis jums laikys ir viskas bus ogyti. Labai patenkintas, myli savo mocą. Tai ką šiandien būtų tiek apie mano motociklą, tikiuosi atsakiau jums rūpimus klausimus. Jeigu turi daugiau, galite parašyti komentarę, aš jas irgi atsakysiu. Paspauskit like, subscribe ir iki kitų kartų. O aš lėkiu.